3000 gyventojų turinčią sodų bendriją Pamaryje užpuolė šernai. Jie ne tik išrausė žmonių sklypus, bet pasidarbavo ir taip, kad kai kuriais tarp namų esančiais keliais sodininkai nebegali ne tik pravažiuoti mašinomis, bet ir patys praeiti. Specialistai spėja, kad gyventojus terorizuoja šernai suvalkiečiai. O čia tas sodas. Tai čia dar nedaug, o ten va, net kelias sugadintas. 3000 gyventojų turinčios didžiausios Europoje sodų bendrijos pajūryje Dituva gyventojai Irena rodo, kiek aibių prikrėtė čia įsisukę šernai. Štai kas liko iš vieno tarp sodų vingiuojančio kelio. Sako, žmonės per išrausas net namo parvažiuoti negali. Čia jau viskas, jau gatvės nebėra? Ne, čia jau viskas, va ten jie iškapstė, kad nepravažiuoja niekas. Ir ten toliau gal. Žmonės pasibaisėja, ką gali būrys šernų, net pėsčiomis sunku įveikti šernų išraustas vietas. Čia tai siaubas. Tokio dalyko čia nebuvo gyvenime. Matot, ten netgi nepraeiti yra. Tenai. O ten keliukas daeina iš anos pusės keliukas, daeina iki tos vietos. Čia kelias buvo iki šitos vietos. Tačiau jei kelią dar galima išlyginti, šių metų derliaus jau nebeišsaugosi, sako sodininkai. Štai kaip šernai pasidarbavo žmonių sklypuose. Čia visa. Nei bulvių, nei uogų, nei obuolių. Žmonės pasakoja, kad šernai pasidarbavo visai neseniai. Štai vienas jų nufilmavo, koks būrys naktį prabėga pro jo sklypą. Skuodžia ir suaugę šernai, ir daugybė šerniukų. Atrodo, vora niekad nesibaigs. Aš prieš 3 dienas buvau čionai, nebuvo. Sodų bendrijos pirmininkas pasakoja, kad šernai čia darbavosi ir pernai, bet šiemet sklypus nusiaubė kur kas stipriau. Anot vyro, prie Pamario gyventojų prisikniso šernai suvalkiečiai. Čia greičiausiai yra šernai suvalkiečiai, atėję iš Suvalkijos, nes kai buvo kiaulių maras, jos stipriai ten jos apribojo, jos greičiausiai galbūt naikino turbūt. Ir šernas, kadangi jisai protingas gyvūnas, jie gyvena gaujom, šeimom, jisai patraukė į vakarus ir atsirėmė į Kuršių marias. Blogiausia, anot pirmininko, kad kanopinius suvalkiečius dažniausiai prisikviečia ir patys gyventojai. Jeigu yra žmogus paslėpę savo kažkokias tai daržovių atlikas, kas dažnai būna, užkasa, ypatingai vyresni žmonės daro klaidą, užkasa obuolius supūvusius, kitus vaisius. Be to, sodose ir taip gausu įvairiausio augančio maisto, tad Dituva šernams tarsi milžiniškas restoranas, kuriame nereikia susimokėti, juo labiau gyvybėmis. Medžiotojai aiškina, kad šaudyti šernų negali, mat šie siautėja tarp gyvenamųjų namų. Ten jų skaičių sureguliuoti yra labai sunku, nes tokios teritorijos kaip Dituva, kaip kolektyviniai sodai yra ne medžioklės plotai. O pagal medžioklės taisyklės galima medžioti ne arčiau 200 metrų nuo gyvenviečių. Todėl sodininkai imasi kitos gudrybės. Jie jau nusipirko specialių repelentų, kuriais išteps štai tokius vilnoninius puodus ir taip tikisi šernus pavyks nubaidyti. Tai yra tam tikras skystis, kuris atbaido, sakykime, užuodimo būdu. Tai yra žmogaus, gali būti kvapas, gali būti plėšrūnų. Patirtis rodo, kad tokių apsaugos priemonių prireiks iki gruodžio. Bent jau pernai atšalus šernai pasitraukė. Tiesa, ar tai pasielgs ir suvalkiečiai?